Gerbėjų kolegos, manau, kad tiksliausia šią vyriausybės programą būtų pavadinti populistinę. Tai šis žodis, kaip žinom, reiškia, kai surašomi gražus ketinimai, pažadai, bet jie nėra pagristi realiom galimybėm juos įgyvendinti. Tai tokį vaizdą matom ir šioje programoje, kai akivaizdu, jog daugeliui punktų įgyvendinti reikia nemažų finansinių išteklių, bet apie juos programoje nieko nerasime. Ašgi jau įsivaizdavau, kad esam vis dėlto pasiekę tokios politinės brandos, kad kai vyriausybės programa surašoma, sudėjus koalicijos partijų rinkimų programas, šiek tiek jas paderinus, ir kad tai yra labai greitas ir aiškus procesas. Bet šiuo atveju atrodo, kad valdančiosios partijos rinkiminės programas padėjo į šoną, jos matyt atliko tą vaidmenį gundant rinkėjus, kaip balsuoti, ir programa ši vyriausybės buvo rašoma nuo balto lapo. Ir panašu, kad buvo rašoma taip, paimama kažkokia atskira sritis, fiksuojami čia esantis lūkesčiai, problemos ir pasakoma, kad viskas bus išspręsta. Žinoma, tai tada ir suformuojama tokia graži svajonių programa, leidžiama žmonėms pagyventi toj svajonių šaly, kai kiekvienas perskaitęs gali kažką rasti. Pacientai ras, kad jiem sumažės eilės pas specialistus, pensininkai ras, kad sparčiau didės pensijos, ir čia tą sąrašą galima tęsti. Bet kiek tai bus įgyvendinta, tai yra didelis klaustukas. Tiesa, kalbant apie programą, kiek nustebino nesenas Remigijaus Žemaitaičio pasisakymas per tą televiziją, kur jis beveik kasdien pasisako. Pasirodo, Gintautas Paluckas buvo parengęs labai prastą pirminį programos variantą ir Remigijus Žemaitaitis turėjo galvotrūkčiais kviesti iš tolimosios Ignalinos Agnę Širinskienę ir jie susėdę tą programą gerokai pataisė. Taip kad minėtiem Seimo nariam mes matyt turim būti dėkingi už tą programos variantą, kurį dabar turime. Programos tvirtinimas, tai yra ne tik programos tvirtinimas, tai netiesiogiai yra ir vyriausybės sudėties tvirtinimas. Tai šiuo atveju, kalbant apie vyriausybės formavimą, tenka apgailestauti, kad tokio padriko ir chaotiško vyriausybės formavimo aš tikrai nebeprisimenu, nors tai 19-oji vyriausybė, bet atrodo, kad čia būtų formuojama pirmą kartą. Pozityvi išimtis tik yra Sauliaus Skvernelio ministrų delegavimas, nes iš tikrųjų jie turėjo paskelbę viešai šešėlinius ministrus ir greitai išsprendė tą klausimą. Tai linkėčiau ir visom kitom partijom iš to pasimokyti. Galvojau, kad socialdemokratai tikrai bus rimčiau pasiruošę tai atsakomybei, bet kaip paaiškėjo, teko jiem visiškai stichiškai ieškoti kandidatų į ministrus ir tai yra pasiūlyti žmonės, kurie turbūt kai kurie nesapnavo, kad jiem gali tekti tokios pareigos. Galvojau, kad jau vienintelė tvirta socialdemokratų iš anksto žinoma kandidatė į ministrus buvo Dovilė Šakalienė. Bet vėlgi Remigijus Žemaitaitis labai įtikinamai išaiškino, kad tai yra ne socialdemokratų kandidatė, o prezidento. Nes suprask, kad socialdemokratai tokios prastos kandidatės tikrai nebūtų pasiūlę. Tai dar čia toks papildomas niuansas. O šiaip, jeigu žiūrėti į vyriausybės atstovaujamą spektrą, tai ten rasim, aišku, koalicijos dalyvių atstovų, Skvernelio, socialdemokratų. Gerai, kad nerasim Nemuno aušros atstovų, tą mes sakėm, kad reikia išspręsti. Įdomu, kad rasim valstiečių žaliųjų atstovą, nes ponas Hofmanas kažkada kandidatavo su jais. Rasim Laisvės frakcijos partijos atstovą, buvusį steigėją. Rasim prezidento atstovą. Tai labai įdomi ta koalicijos
sudėtis, kuri yra matoma vyriausybėje.